Pastaraisiais metais Europos žmogaus teisių teismas ir kitos tarptautinės institucijos sulaukė ne vieno skundo prieš Lietuvos valstybę. Lietuvą apskundė sausio 13-osios bylos personažai, geriausių Lietuvos advokatų save vadinantis Stanislovas Tomas, panašią galimybę svarsto ir už šnipinėjimą nuteistas Algirdas Paleckis. O mūsų turimi duomenys rodo, kad visus šiuos elementus sieja vienas bendras vardiklis – pinigai iš Kremliui artimų rankų. Kas bus, kai Rusija pradės karą prieš Lietuvą? JAV nepadės, čia 100%. Latvija padės. Danijos visuomeninis transliuotojas DR gavo duomenis, kurie nutekėjo iš Rusijos organizacijos užsienyje gyvenančių tėvynainių paramos ir teisų apsaugos fondas, taip pat žinomos kaip Prafond. Jam vadovauja buvęs Rusijos ambasadorius Vilniuje Aleksandras Udalcovas. Udalcovas prieš metus įtrauktas į ES sankcijų sąrašą. Tačiau jo vadovaujama organizacija savo vidiniuose dokumentuose nurodo finansuojanti procesus prieš Lietuvą, kuriuose Prafond oficialiai nedalyvauja. Nutekėjusioje Prafond ataskaitoje už praėjusius metus nurodyta, kad ši organizacija finansavo Lietuvos advokato kreipimusis į Europos žmogaus teisių teismą dėl neva pažeistų sausio 13-osios byloje nuteisto Jurijaus Melio teisių. Be to, dokumente nurodyta, kad šiais metais tokie pat skundai bus paduoti dėl dar dviejų sausio 13-osios bylos kaltinamųjų – Genadijaus Ivanovo ir Alberto Galinaičio. Kas tas Lietuvos advokatas? Viešuose šaltiniuose nurodyta, kad Jurijaus Melio atstovas su Taikos koalicija į Europos parlamentą kandidatuojantis advokatas Ričardas Burda. Susisiekus su juo, advokatas papasakojo padaręs būtent tai, kas aprašyta Prafond ataskaitoje. Iki praeito mėnesio pabaigos Teisingumo ministerija turėjo pateikti VTT atsakymą į mūsų skundus. Ne tik tai Melio, bet ir dar dviejų kitų nuteistų pagal sausio 13-osios bylą. Čia apie Galinaitį ir Ivanovą eina kalba? Yes. Apie skundus Europos žmogaus teisių teismui advokatas kalbėjo noriai. O kas visą tai apmokėjo? Netoks patogus klausimas. Jeigu nepaslaptis, kas jūsų darbą apmoka šitoj byloje? Šitoj byloje? Jo. Šitoj byloje sutartis yra sudaryta su Jurijumi Meliu. O jisai jums ir moka, ar kaip čia? Tai šito viskas pasakyta. Na, bet mes turim tokius duomenis, kad iš tikrųjų jūsų paslaugas Prafondas apmoka, o šita organizacija, na bent jau jos vadovas nuo pernai metų birželio po ES sankcijom yra. Nu, čia jūsų duomenys. Na, ponas Udalcovas, buvęs ambasadorius Lietuvoje, turbūt teko girdėti. Nu, kas apie jį girdėjo? Tai gal galit patikslinti, kokie pinigai ir iš kur jums už atstovavimą ponui Meliui ateina? Šito klausimu negaliu kalbėti. O dabar judėkime prie kito Prafond dokumentų personažo. Pats jis save vadina geriausiu advokatu Lietuvos istorijoje. Nors dar prieš keletą metų įrodyta, kad jis advokatu apskritai neturėtų vadintis. Susipažinkite. Stanislovas Tomas. Kai jūs pralaimėjot savo bylą, pavyzdžiui, Lietuvos aukščiausiam teisme ir jis pažeidė jūsų ekonominę, socialinę arba kultūrinę teisę, jūs galėtumėt pasiskųsti Jungtinių tautų ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių teismą arba komitetą. Aš parašiau virš 20 skundų ir vienas iš jų yra be abejo dėl sovietinių paminklų Antakalnio kapinėse. Antakalnio kapinėse tas Dalbajovas Šimašius, aišku, nukėlė. Būtent šį epizodą iš Stanislovo Tomo kanalo pasirinkome neatsitiktinai, nes čia jis pasakoja kaip tik apie tai, kas aprašyta nutekėjusiuose Prafond dokumentuose. O ten nurodyta, kad kreipimasi dėl sovietinių paminklų Stanislovas Tomas rengia su finansiniu palaikymu iš organizacijos, kurios vadovai taikomos ES sankcijos. Tai laukiam dabar, kad Jungtinių tautų ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas paaiškins Šimašiui, kad Šimašius yra šuldas. Mėginame susisiekti su Stanislavu Tomu. Prisiskambinti nepavyko, o į elektroniniu paštu ir per telegramą pateiktus klausimus atsakymo kol kas negavome. Beje, ponas Stanislavas dabar save vadina ir Rusijos užsienio advokatu.
PRAFON dokumentuose minimas ir už šnipinėjimą nuteistas Algirdas Paleckis. Aleksandro Udalcovo vadovaujamos organizacijos dokumentuose nurodoma, kad išskirtos lėšos ir Paleckio skundo prieš Lietuvą inicijavimui. Paleckio advokatas Adomas Liutvinskas sako apie kreipimąsi į EŽTT nieko negirdėjęs, bet užsimena, kad gali būti kreipiamasi į kitą tarptautinę instituciją. Mano žiniomis yra ruošiamas pareiškimas į kitą instituciją. Į kitą? Jo. O į kokią, jeigu nepaslaptis? Yra dar viena institucija, bet tada aš nenoriu dabar šnekėti anksčiau laiko. Ar šį darbą finansuoja PRAFON? Paleckio advokatas sako negirdėjęs apie tokią instituciją, bet jos pinigų jis neatsisakytų. Ar gali Lietuvos piliečiai priimti pinigus iš subjekto, kuriam vadovauja sankcijų sąrašas asmuo? Gali? Gali, jokių problemų. Jeigu mokate, jeigu man tik moka, aš priimsiu. Kodėl aš turiu nepriimti? Aš geriau Tailande, prie šitos pagodos, taip čia pamedituosiu, padirbsiu, man dar reikia vyno, aš labai negaliu. Tai ir jūros. Ir aš, pavyzdžiui, niekada nepadaryčiau taip, kaip padarė Algirdas Paleckis. Manęs nepagautų, man svarbu būti Tailande. Taip, apie Algirdo Paleckio reikalus kalba ir Stanislavas Tomas. I'll be back and we shall win. And we shall crush this neo-fascism which is in Lithuania. Tačiau jis kalba ne tik apie tai, kaip Paleckiui reikėjo bėgti į Šveicariją. Jis taip pat ragina Paleckį kreiptis į tarptautines organizacijas. Vis dėlto reikėtų apskųsti savo bylą Jungtinių tautų organizacijai. Tada jis laimėtų Jungtinėse tautose ir būtų labai gražu. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba mus informavo, kad advokatai gali priimti sankcionuotų subjektų pinigus. Tačiau prieš tai turėtų gauti FNTT leidimą. Jei tokio leidimo nėra, net netiesiogiai priimti pinigai gali būti traktuojami kaip sankcijų pažeidimas. Negaliu grįžti į Lietuvą, kadangi kalėjimas man ten gresia. Tai aš prie šitų jūros žvaigždžių nutariau atvažiuoti. Čia šitam paplūdimy yra jų šimtai.